kai po langu pražys rožės krūmas, ateik pas mane. Kitą dieną bus vėlu, bet staiga pasidarė tamsu, aš nepamačiau nieko. Nei saulės, nei auksinio ragelio. Ryto žiūriu pro langą rožės krūmas pražydo. Dabar arba niekada. Negali būti, gal tu sapnavai? Ne, aš tikrai mačiau, aš turiu nueiti į saulės pėdį ir surasti savo auksinius ragelius. Vakare sugrįšiu, gal ir tu su manimi, dviese bus saugiau. Taip toli, aš bijau. Tada aš viena eisiu sudie. Sudie, laimingai, aš neslauksiu, darysiu langines baltai, kad atėjęs iš tolo matytum. Gelbėkit, man labai skauda, aš pamirksiu, padėkite man. Avinėlį, daragėlį, padėk va. Ištrauk man koją greičiau. Aš to padėsiu, tai turi man pažadėti, kad neužpuldinėsi nei paukščių, nei žvėrelių. Kaip mane gyvo, tai nieko nedės. Iš tavo tai sritina paukščiai, žvėreliai, žudintis ir važius ir kurių košė. Duok garbė žodį. Garbė žodis, tik ištrauk man koją greičiau, amžinai atsiminsiu tavo gerumą. Ačiū svietę, pagaliau tai pavyko. Net aš pirmutė gyvona dar beguglendama tave. Dabar tu čia pasidėk, draugutė. Bet kaipgi dabar taip? Kodėl tu mane užveri spąstuose, aš negaliu ištraukti koją? Negali ištraukti, taigi, kad negali, tai man bus pietų 3 dienoms. O ką tu darsi pietoms? Tada brangiuoju tave. Toks mažas avinėlis, tai švelniai mėsykė. Bet kaipgi dabar taip? Aš tau gyvybę išgelbėjau. Kodėl tu mane turėsi? Taigi, ir aš tave išgelbėsiu nuo vilko, kad jis nesidraskytų pagavęs tokį mažutėlį, tokį baltutėlį. Ne, aš tavęs nebečiu biškėtis. Tuoj tik laužą pakursi ir atliešmo pakurus iš triušikis. Bet tu man davai garbė žodį, kad neužpuldinėsi nei paukščių, nei žvėrelių. Nustok tauštis, niekas mergimasis, tu man jau nusibodo ir degtukų neturi. Ne, neturiu. Bėgsi namo atsineši. Kas tu toks? Ką, kokiu darai? Lapė mane tyčia šionį stumti.